Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Labas rytas. Esame elektronikos atliekų perdirbimo įmonėje. Šiandieną mitas toksai. Ar iš tikrųjų tokioje gamykloje vien šiukšlės ir sąvartynas? Paneikime šį mitą, nes tai mes ir darome. Griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandieną elektronikos atliekos vienas sparčiausiai augančių atliekų srautų pasaulyje, nors pats jų perdirbimas gana naujas reiškinys. Tik 20-ojo amžiaus pabaigoje, kai elektronika tapo lengvai prieinama ir greitai keičiama, paaiškėjo, kad seni telefonai, kompiuteriai ar televizoriai negali būti tiesiog išmetami. Juose slypi vertingi metalai ir kartu pavojingos medžiagos. Europoje dar prieš kelis dešimtmečius pradėti kurti aiškus reikalavimai, kaip tokias atliekas surinkti, rūšiuoti ir saugiai perdirbti. Nuo tada tai tapo nebe atsitiktinė veikla, o moderni, griežtai reglamentuota sistema. Vis dėlto, iššūkių netrūksta. Kai kuriuose šalyse neformalūs, nesaugus atliekų tvarkymo būdai vis dar kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl vis svarbesni tampa sertifikuoti perdirbimo centrai, aiškus standartai ir švietimas, kodėl būtina elektronikos atliekas atiduoti tik patikimiems tvarkytojams. Elektronikos atliekos jau seniai nebėra tiesiog senas kompiuteris stalčiuje. Tai vertinga žaliava, o atsakingas jos perdirbimas mažina taršą ir padeda kurti saugesnę, švaresnę ateitį. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Esu Darius Valeika, EMP Recycling generalinis direktorius. Jeigu esate tas žmogus, kuriam rūpi mūsų visuomenės ir gamtos gerovė, galite prisidėti atsakingai tvarkydami elektronikos atliekas. Mūsų aplinkoje kaupiasi seni siurbliai, skalbimo mašinos, viryklės ir kita technika, kuri netinkamai išmesta gali paskleisti pavojingas medžiagas arba sukelti gaisrus. Dažnai tiesiog nežinome, kur ją saugiai palikti, todėl technika kaupiasi rūsiuose ar sandėliukuose. Šiandien yra sprendimas, kaip atsikratyti senų prietaisų, nepakenkti aplinkai, galima juos paruošti išvežimui. Keliaukime ir mes, ten, kur šios atliekos perdirbamos. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tiesiog šiukšlynas ar sąvartynas. Tačiau netrukus bandysime paneigti šį mitą, nes viskas yra kitaip, nei jūs įsivaizduojate. Ir ne tik paskambinti. Šiuolaikinis jaunimas dažnai bijo skambinti. Tai yra galimybė internetinėje svetainėje užpildyti formą, kurios pagalba mes susisieksime ir atvažiuosime ir išsivešime ir išsinešime ir tai atliksime kiek tik tai jums reikia kartų, tai yra neribojamas išvežimas. Dėl to ir egzistuoja atliekų taksi. O EMP Recycling juos surenka ir nugabena į perdirbimą. Nemokamai. Tai mano pirmas toksai klausimas, kiek tų šaldytuvų atkeliauja pas jūs čia, pavyzdžiui, per dieną? Kiek perdirbate? Per dieną mes perdirbame maždaug 500 vienetų šaldytuvų. Ir taip kiekvieną mielą darbo dieną. Dalis šaldytuvų atvažiuoja ir iš Estijos, kadangi mes esame didžiausia elektronikos atliekų perdirbimo įmonė Baltijos šalyse ir vieninteliai turintys šaldytuvų perdirbimo liniją. Štai taip viskas atrodo iš tiesų. Čia atkeliauja seni šaldytuvai ir patenka į smulkintuvą. Tačiau prieš tai dar atliekamas nemažas ir labai atsakingas darbas. Prietaisai rūšiuojami, išimamos pavojingos dalys, patikrinami komponentai, kad perdirbimas būtų saugus ir efektyvus. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Aš esu Marius, dirbu įmonėje EMP Recycling, esu gamybos procesų vadovas. Ar galime paneigti mitą, kad darbas gamykloje yra darbas kažkokiam tai šiukšlyne? Ne, tikrai pas mus nėra šiukšlynas. Na taip atrodo, elektronikos atliekos, taip įvardyjama. Taip, elektronikos atliekos, bet pas mus, kadangi jos yra išrūšiuojamos, yra atskirose pozicijose, konteineriuose, aruoduose, tai jos atrodo tvarkingai. Tai nėra bendra krūva vidury mūsų teritorijos, kurioje mes kažko tai ieškom. Tai yra viskas turi savo procesą ir tvarkas.
Kai kurie atvažiavę pas mus svečiai sako, Stebisi, kad visą kelią jaudinausi, kad pamiršau guminius paimti, bet kai atvažiuoju ir sako, čia ir su bateliais galime prasėti. Jeigu daugeliui atrodo, kad tai yra šiukšlės, tai mes šiukšlėmis nevadiname. Šiukšlės yra tada, kai mes kažkur šiukšlinam. O jeigu tai yra atliekos, tai susidaro mūsų gyvenimo veikloje vienokios ar kitokios atliekos, kurias teisingai perdirbus mes galime gauti antrinės žaliavas, jas vėl atiduoti į gamybą ir pagaminti naujus produktus. Tai ši filosofija yra pati svarbiausia. Nekalbant apie žalą gamtai, teršiant įvairiomis atliekomis, mes turime galybę vertingų antrinių žaliavų, kurios labai reikalingos naujų produktų gamyboje. Pristatome trečiąjį šio mito herojų, kuris čia dirba jau 22 metus ir per visą šį laiką sukaupė neįkainojamos patirties atliekų perdirbimo srityje. Aš esu Marijonas, dirbu MP, rūšiuoju elektroninės atliekas. Marijonas iš karto neigia mitą, kad elektronikos atliekų perdirbimo gamyba tai sąvartynas. Čia ne tik įdomus darbas, bet ir draugiškas kolektyvas. Todėl nenuostabu, kad jis čia darbuojasi jau 22 metus. Netiesa, čia darbas, malonus darbas, įdomus. Vienu žodžiu, tas, kas mėgsta krapštinėtis, kas mėgsta išrinkinėti, tai čia tikrai turi ką veikti. Mes ir lėktuvą madam tenai. Ir lėktuvus net maldavot. Vienu žodžiu, labai linksmas. Iš tikrųjų labai linksmas jūsų darbas. Elektronikos atliekų perdirbimo proceso metu mes išgauname 50 kartų didesnę koncentraciją metalų nei iškastinėse rūdose. Ir šis procesas daug ekologiškesnis. O kaip žinia, resursai gamtoje senkantis ir iškastinės rūdos jau nebe tokios sodrios, kokios buvo anksčiau, arba mes jų tiesiog savo regione neturime. MP Recycling įkurta 1999-aisiais. Jos veikla apima atliekų surinkimą, analizę, perdirbimą ir vertingų žaliavų atkūrimą iš elektronikos bei metalų. Įmonė aktyviai siekia žiedinės ekonomikos, kur kiekviena atiduota elektronika tampa nauja vertinga medžiaga. Ar sunku yra prisikviesti dirbti žmonių į gamyklą, nes yra toksai mitas, sako, kad čia darbas šiukšlyne. Taip, aš jau matau šypseną jūsų veide. Jūs visiškai teisi. Pirmą kartą žmogus išgirdęs apie tokią veiklą dažniausiai įsivaizduoja, kad čia bus šiukšlynas, kad tai bus atliekų ar šiukšlių sąvartynas. Ir labai malonu ir smagu matyti veidus iš nuostabos besišypsančius. Taip, aš irgi kai jie nustebau pamato, koks yra kiekis tų atliekų, kaip jos yra perdirbamos, kad tai labai saugus, švarus, mechanizuotas darbas. Be abejo, yra ir rankinio darbo tam tikrų procesų, bet iš principo tai yra išties modernių technologijų pagalba tvarkomos elektronikos atliekos. Ir mes visada kviečiam mūsų būsimus kandidatus, darbuotojus, atvykite pas mus, pamatykite darbo vietą, pamatykite visą kiekį tų atliekų, kurios čia susidaro ir jums nuomonė jūsų visai gali pasikeisti. Pristatome ketvirtąjį šio mito griovėją. Aš esu Gžegoš, dirbu MP įmonėje, esu vyr demontuotojas. Jis čia dirba vos 8 mėnesius, tačiau jau spėjo pakilti karjeros laiptais. Svarbiausia, sako jis, ateiti ir mokytis, nes visko galima išmokti dirbant. Žinoma, kad išmokins. Aš atėjau dirbti, visiškai nieko nemokėjau. Man porą kartų parodė ir supratau, pradėjau dirbti ir įvažiavau į šitą darbą. Aha, ir kolegos šalia, ne, yra visą laiką, jeigu reikia kažkokį patarimą visą laiką visada padeda. Svarbiausia norėti dirbti. Čia žmogaus rankų visada prireiks, nes yra darbai, kuriuos tik žmogus gali atlikti. Štai ši vieta, kur nuo darbuotojų kruopštumo priklauso viskas, nuo jų atidumo priklauso visos įmonės saugumas, nes rūšiavimo linijoje iš prietaisų išimamos ličio jonų baterijos. Ir tik tuomet įranga patenka į malūnus, kurį mechaniškai smulkinama. Jei šis etapas būtų praleistas, gali kilti labai dideli gaisrai. Mūsų įmonėje ne vien sunkus gamybinis darbas, tai ne vien fizinės jėgos klausimas. Mums reikia darbuotojų, kurie yra gabūs ir nori tobulintis, nori mokytis, nes
mūsų įmonės veikla verčia tą daryti. Elektronikos atliekos, tos, kurios buvo vakar, jau rytoj jų gali nebūti, jos labai sparčiai keičiasi. Ir noras semti žinių, noras tobulėti, noras įdieginėti naujas technologijas verčia ir mus būti ir kūrybiškais, ir siekti kažkokių naujovių. Ir mūsų įmonė yra ne vienas pavyzdys, kai iš gamybos darbuotojų perėjo dirbti ir į logistikos skyrių, ir į komercijos skyrių, pasirodo puikūs komersantai, kurie iš pat pradžių dirbo gamyboje. Kaip yra sakoma, šį kartą pavyko nusitaikyti į 3 zuikius vienu šūviu. Pirma, priminti visiems, kodėl svarbu saugoti gamtą perdirbant elektronikos atliekas. Antra, parodyti, kad čia galima dirbti atsakingai ir naudingai. O trečia, kartu paneigiame mitą, kad darbas elektronikos atliekų gamykloje yra sąvartynas. Pamatėte patys, čia atliekamas naudingas ir atsakingas darbas, kuris iš tiesų saugo mūsų aplinką. Ar kada nors pagalvojate apie tokį baisų vaizdą? Jūs sėdite prekybos centre ir staiga jis užsidega. Neduok dieve. Aišku, apie tai jūs daug negalvojate, nes už jūs tai padaro gaisro saugos inžinieriai. Ugnis žmonijai tarnauja tūkstančius metų, tačiau kartu ji išlieka visada pavojinga stichija. Todėl dar senovėje atsirado pirmosios apsaugos priemonės. Romėnai turėjo naktimis patruliuojančius vigilės, o miestai pradėjo statyti daugiau nedegių pastatų. Pramonės revoliucija atnešė naujus iššūkius. Fabrikai, sandėliai ir gausios degios medžiagos smarkiai didino riziką. Tai paskatino kurti profesionalias ugniagesių komandas, rengti evakuacijos taisyklės ir diegti pirmuosius gaisro saugos standartus. 20-ame amžiuje gaisrinė sauga tapo moksliškai pagrįsta sritimi. Atsirado aiškus reikalavimai pastatams, automatinės gesinimo sistemos. Šiandien gaisro prevencija nėra formalumas, o esminė bet kurio verslo ir kiekvienos darbo vietos kultūros dalis. Prevencija – tai žinios, atsakomybė ir pastangos, kurios realiai saugo žmonių gyvybės ir turtą. Pristatome mito, kad gaisro sauga tik gesintuvai ir dūmų detektoriai herojų. Esu Vilius Ambrazevičius, UAB gaisro saugos projektai direktorius. Kodėl man visą gyvenimą atrodė, kad štai tie priešgaisriniai sprendimai, tai yra kampe pastatytas gesintuvas ir detektoriai ir viskas? Projektuojant statinius Lietuvoje dažniausiai yra privaloma tokia gaisrinės saugos dalis. Tai yra sudėtinė projekto dalis ir toje dalyje tu turi numatyti visiems kitiems statybų dalyviams, kurie dirba su šituo projektu, tame tarpe ir architektui, reikalavimus, kaip kiti inžinieriai projektuojasi savo dalis. Tai yra, mes turim konstruktorius, kuris projektuoja visą pastato konstruktyvą. Jo? Tai yra sienos, kolonos, perdangos ir tom konstrukcijoms, joms yra irgi gaisrinės saugos reikalavimai. Tarkim, turim, reiškia, aukšto planą, ar ne? Ir tam plane yra pažymėtos žalia spalva sienos apvestos, žalia spalva sienų kontūrai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, toms sienoms yra taikomi gaisrinės saugos reikalavimai. Atsparumas ugniai, kad tam tikrą laiką gaisro metu ta siena išlaikytų savo savybės. Architektas negali be mūsų pradėti daryti savo darbo, nes jisai nežino, kiek pas jį turės būti laiptinių jo projektuojamame pastate. Jisai nežino altitudžių, koks galės būti aukštis tiek į viršų, tiek į apačią. Ir mes toje vietoje turim susižiūrėti, reiškia, ir siūlyti sprendimus. Gal mes statom ne tokio aukščio pastatą, bet tokio aukščio pastatą su tiek aukštu, bet mums neįsijungs papildomai ten, tarkim, automatinė gaisro gesinimo sistema susiprojektuoti su visais rezervuarais, su siurblinėm, su vandens poreikiais, nereikės galbūt mechaninio dūmų šalinimo. Visa tai priklauso nuo pastato, koks jisai yra, su kiek žmonių, kokios paskirties ir kokio dydžio. Toliau kiti dalykai yra, kiti inžinieriai, tai yra tie, kurie instaliuoja, kurie įrenginėja, kaip jūs minėjote, dūmų detektorių signalizacijas. Ten irgi yra lygiai taip pat užduotis jiems, kokią sistemą jie turi patys susiprojektuoti ir kokią sistemą turi įsirengti. Priklauso nuo pastato paskirties, nuo pastato dydžio ir taip toliau. Tai... Žinot, aš tokį detektorių visai neseniai nuroviau nuo sienų, nuo lubų pas savęs.
Nesuprantu, ko jis ten pradėjo kaukti, žiūriu, niekas nedega namuose, kaukia jisai vis Jūs tiek turbūt man. kalbate apie autonominį dūmų detektorių, į kurį dedasi, reiškia, baterijos. Taip, ir bandžiau, jisai žinai, Jūs jų nepakeitėt? nuroviau nuo lubų, jisai vis tiek man kaukia, žiūriu. Galvoju, nu apsisuku, niekas nedega, žinot. Tai va taip aš ir įsivaizduoju tą priešgaisrinę saugą, va taip labai siaurai, o čia iš tikrųjų yra kur kas didesnė dalykai. Tai yra viena iš sudėtinių dalių. Gaisrinė sauga yra ir projektuojant statinius, ar ne? Dabar tą, ką jūs jau kalbat, jau mes kalbam apie pastato eksploatavimą. Jau kai pastatas pastatytas, mes jau jį naudojam, yra daiktas ir arba jisai veikia, arba neveikia. Aišku, kad jisai privalo veikti. Aišku, kad jūs privalot pasikeisti tą bateriją tam, kad jisai toliau saugotų jums gyvybę. Nu, kad jis vidurį nakties, 3 nakties pristoja prie manęs tas detektorius, tai dažniausiai tokiu laiku gaisrai vyksta ir dažniausiai žmonės važiuoja tos juodus maišus ten paskui. Kalbant apie tokias mažas detalės kaip dūmų detektorius ar gesintuvas, drąsiai galime sakyti, jos nors ir mažos, bet labai svarbios. Pabandykim paaiškinti žmonėm, jeigu tai yra didelis pastatas, na, primeskim daugiau aukštis, kokią 10 aukštų. Ką man daryti? Bėgti laiptinę ar bėgti, nežinau, kopėčium žemyn iš karto lipti? Pirma taisyklė tai nesinaudoti liftais. Gaisro metu liftais naudojasi yra specialūs liftai tik ugniagesiai. Ir priklausomai nuo pastato, būtent apie ką aš ir minėjau, ir mes projektuojam tos evakuacijos sprendimus. Priklausomai nuo pastato aukštingumo, paskirties, tai yra visuomeninis, gyvenamoji paskirtis, yra laiptinių tipai, laiptinės, kurios gali užsidūminti, yra kurios negali užsidūminti, laiptinių skaičius, evakacinių kelių skaičius. Bet kas yra labai svarbu toje vietoje? Labai svarbu, kad personalas būtų apmokytas ir žinotų incidento atveju, kaip elgtis. Bet jeigu tai gyvenamas namas, pavyzdžiui, ne prekybos centras. Tai lygiai tas pats. Ai, tas pats? Lygiai tas pats. Gyvenamieji pastatai turi savo taisyklės. Gyventojas perkant gauna instrukcijas, kaip incidento atveju elgtis ir kaip evakuotis iš savo buto. Tai gyvenamuose pastatuose dažniausiai turime, jeigu tai yra aukštesni pastatai, turime balkonus su saugos zonomis ir gyventojai privalo būti apmokyti, turėti instrukcijas, kaip tokiais atvejais elgtis. Į balkoną išeiti? Taip, yra balkonuose projektuojamos saugos zonos, reiškia, dažnai mes nesusimastom, kam tenais yra tokie visokie tos senutės. Ten yra sugalvoti dalykai, reiškia, kad kol atvažiuos ugniagesiai, jeigu negali evakuotis per laiptinę, kad tave per balkoną nukeltų. O kaip tie balkonai atrodo? Kaip suprasti, kaip atpažinti tą balkoną? Ne, tai tiesiog jūs turit kaip paprastą balkoną, jūs išeinate į paprastą balkoną ir turite vienoje ar kitoje pusėje, turite langą per visą sieną ir turite kažkokio tai išmatavimo, ten tarkim 1,30 m, 1,50 m sienų. Taip. Ar ne? Tai va ta siena yra saugos zona. Esmė yra tame, kad jeigu per langą ugnis plis, tai toj vietoj jūs kažkurį tai laiką būsite saugus, kol atvažiuos ugniagesiai ir jūsų kopėčiom išgelbės. Dabar galvoju, pas manęs balkonė yra ar nėra? Nėra pas manęs balkonė. Senos statybos namas. Tai kodėl? Žinokit, senos statybos namai, tie pastatai, ten tikrai pakankamai protingai viskas yra sudėliota ir suprojektuota. Mes kažkiek tai patys gyventojai sudarkėm, tarkim, turime 5 aukščius, 9 aukščius, įsistiklindami savo balkonus. Taip. Mes iš esmės labai daugeliu atveju tą saugą ją šiek tiek sunaikinom, kadangi ugniagesiai turi taip vadinamas kablinės kopėčias tokias. Reiškia, yra kopėčias tokių kablių ir jas tom kopėčium gali užlipti į jūsų aukštą per tuos balkonus ir bandyti jūs išgelbėti. Kai mes įstiklinam tos balkonus, tai tą galimybę mes panaikinam. Tai jūs nestiklintumėt? Ne. Jeigu Chruščiovkėj gyventum kokiam 5 aukšte, tai kaip išlipti per gaisrą, ką daryti? Žinote, mes kaip, gal čia aišku vystytojams nelabai patiks, ką aš pasakysiu, jeigu jūs tą įdėsit. Tai... Įdėsim, jeigu nepatiks, jau specialiai įdėsim. Kai su žmonėm vaikštai tuose aukštuminiuose pastatuose, reiškia, kur butai būna jo. Taip. Ir dažniausiai vystytojai, kuo aukštesnis aukštas, tuo didesnę kainą prašo už tą butą. O, ne, tai kaip gaisro metu šoksi per balkoną? Tai, bet aš visiems draugams sakau, žiūrėkit, reikia pirkti kuo žemesniam aukštą.
UAB gaisro saugos projektai kuria profesionalius sprendimus, projektuoja priešgaisrines sistemas, rengia evakuacinius planus, konsultuoja įmones ir padeda užtikrinti, kad net sudėtingiausi objektai būtų maksimaliai saugus. Čia susitinka technologijos, inžinerija ir labai aiški misija – apsaugoti žmogų, turtą ir veiklą. Eilę metų esame numeris 1 Lietuvoje savo srityje Ir tie darbai ir tie kokie? projektai Įdomus kokie? Na, kaip pavyzdys, šiandien dienai mus patikėjo, kad kaip mumis patikėjo kaip komanda, tai reiškia stadiono nacionalinio vystytojai, kur reiškia projektuotojai, statybininkai, tai projektuojam stadioną, areną prie stadiono. Vilniaus kogeneracinė, reiškia, elektrinė, kuri šiandien puikiai veikia, Konstitucijos prospekte, dangoraižiai stovintis, didžioji dalis iš tų pastatų yra mūsų projektai. Čia yra Sparto buvusioje gamykloje, kur yra dabar projektuojami administraciniai pastatai. Mes turim gesinimo sistemas, mes turim visokius vėdinimus, dūmų šalinimus, visokias praėjimo kontrolės ir panašiai. Ir įvykus gaisrui, kad visos tos sistemos teisingai suveiktų. Tai yra atsiblokuotų durys kažkur tai, kurios yra uždarytos, kad suveiktų dūmų šalinimas ten, kur turi suveikti. Ir visa tai susideda į tokią gražią lentelę ir po to pagal ją yra suprogramuojama viskas. Čia dirba gaisro saugos inžinieriai. Žmonės su aukštuoju išsilavinimu ir specializuotomis žiniomis. Norint tapti šios profesionalios komandos dalimi, vien tik žinoti, kas yra dūmų detektorius ar gesintuvas, tikrai nepakanka. Čia kuriami sudėtingi planai, reikalaujantys specifinių žinių ir atsakomybės. Tad mitas, kad gaisro sauga tik keli daiktai jūsų namuose ar biuruose, tikrai paneigtas.